Taigi, tęsiant mūsų ciklą apie grožį, šį kartą noriu pakalbėti apie antrą punktą. Tai yra rytinė ir vakarinė odos priežiūra. Tai yra disciplina, kuri kuria grožį. Taigi, grožis nemėgsta skubos. Jis gimsta ten, kur yra ritmas ir rūpestis. Rytas tai pažadinimas ne tik kūnui, bet ir mūsų odai. Nuplauk naktį, įkvėpk naują dieną, pažvelk į save su dėkingumu. Vakare tai laikas yra nuraminti, atleisti ir odai duoti kvėpuoti. Valyk, tonizuok ir pamaitink odą. O ne dėl įvaizdžio, o dėl geros savijautos. Taigi, kaip sakoma, grožis yra disciplina, kuri tampa įpročiu. Nes oda prisimena, kaip tu su ją elgiesi ir kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą ji tau atsako tuo pačiu. Tai yra savo švytėjimu. Taigi puikus odos priežiūrai mūsų kompanijoje. Ir jeigu nori turėti švytinčią, gražią, skaisčią odą, parašyk man. Pamaitinta, kaip sakoma, pasirūpinta oda. Parašyk man, papasakosi, kokius produktus tau reikia naudoti ir kur juos įsigyti. Beje, yra produktai tikrai labai geros kokybės ir labai puikios sudėties.